Kryžiai apie tą, kur... Nu, čia, ne, reiškia, kaip mūsų jungia, reiškia, sujungia mūsų visą grupę, tai mes iš Vilniaus ėjom 16 žmonių su Sopulinga Marija, jis buvo padaryta iš ąžuolo ir ją nešė ant nasilkų. Nu, vyrai, moteris keitėsi, tai taip nešė, žinai, ir ant pečių nešė, visaip nešė. Ir dabar, kai mes turėjom prie aukštųjų panerių, reiškia, ten buvo vienuolė buvo Baltukytė, jinai Šilovoje palaido, tai Šilovoje jinai ten paskui jau gyveno, vėliau jinai gyveno Šilovoje, taip tai buvo, jinai du šitos vyskupus brolius turėjo, bet jie ne Lietuvoje tarnavo, kažkur tai Rusijoje tarnavo. Nu ir kai atėjom iki aukštųjų panerių, lydėjo va taip grupiai, labai didelė, va taip daug, žinai, iš tų žmonių. Ir kai atėjom jau iki šito, ir kai atėjom jau iki aukštųjų panerių, ta vienuolė ir sako, kuri vedė jau jinai, sako, pakelkit rankas, kas ateis iki Šiaulių kryžiaus kalno. O su tokia didelė maišu, žinai, to juodo, kaip anksčiau, žinai, dešros prisidėjus, limonado, ten duonos, ten, nu, kaip kaimės, svogūnų, ten visko. Ir dabar sako, kas eis iki galo, aš jau pasiruošus iki galo. Bet supranti, kaip ir noriu kelti ranką, žinai, ir bijau. Ir noriu kelti ranką, kad eisiu iki galo, ir bijau. Ir tada, nu ką, vis tiek pakėliau, atskaičiavome 16 žmonių, iš tokio didžiulio būrio 16 žmonių. Iki Trakų nedainu, žinok, bet kaip laimino mus irgi šitą Saulės gita, kaip vadinasi, Vaivorykštė. Visa per visą kelią ta Vaivorykštė buvo. Ir tada iki Trakų negaliu daiti. Man vienas tas basanoškis duoda, kitus kedukus duoda. Niekas netinka, niekas negaliu paiti visiškai negaliu paiti. Galvoju, tai kur kas, aš niekad nebuvau Šiauliuose, niekad nebuvau niekur. Ir galvoju, kaip dabar bus, kaip čia reiks daiti, žinai. Ir paskui, reiškia, Trakuos, šiaip taip nuėjom iki Trakų. Nu ir po to, reiškia, ten moterys nešė tų basanoškių, tapkių, ko tik neprinešė ten mums, žinok. Prinešė iš Trakų tenais jau. Nu ir paskui tokia Teresė, va, iš Dzūkų Teresė, sako, aš, sako, 4 mergaitės turiu, sako, aš už jas eisiu visa basa, o tau atiduodu savo kėdus. Įsivaizduoju, ir tie kėdai man tiko. Ir jinai manęs dar paklausė, sako, tu kiek klasių baigėjai? Aš galvoju, klasių, nu tai kiek aš klasių tu baigiau. O jinai dvasiškų klasių, pagal jinai tikybos mokytoja, o mano pradžia tava tokia, nu jau, kaip sako, biški gilesnė tikėjimo, pradžia ta visa buvo. Nu va, ir taip, šiaip netaip daėjom iki Kauno, Kaune susitikom vėl maldos būrį, kuris, reiškia, buvo pranciškonas tretininkas. Ir jisai nešė, reiškia, suorganizavęs didelį kryžių. Ir mes, kai daėjom iki šito Šiaulių, tada prisijungė Gintaras irgi su kryžium. Irgi jų būrys ten buvo, visko nieko nepažinau ir jie prisijungė. Ir mes va taip visi susidraugavom. Ir paskui jau aplink Lietuvą, kaip ėjom, tai va tas būrys, nunešėm ten jau iki Šiaulių. Šiauliuose mišios buvo, Šiaulių. Ir 2 kryžius pastatė mūsų ten, bet jinai dabar labai sutrokinėjusi yra Marija, nes kadangi jinai buvo žalia, žinai, lietus viskas ir jinai pradėjo trukinėti. Labai trukinėti pradėjo. Nu, bet tai buvo čia mūsų 16 dienų tas kelias. Nes buvo, nu, nešėm 15 rugpjūčio per Marijos, aiškiai, įimamą į dangų. Tai va, pirmas kelias, tai čia buvo, žinai, kokie metai? 98 metai. 98 metai. Ačiū už jūsų liudijimą, už jūsų tikėjimą. Tai va čia pirmas buvo. Išmokom ir melstis.